Kągi, pirmoje mūsų paskaitoje "Dialektika ir gyvenimas" mes kalbėjom apie tai, kad žmogaus gyvenimas yra iš esmės dialektiškas, o pati dialektika tai itin toks gyvenimiškas dalykas. Antrosios paskaitos tema "Dialektikos istorija ir teorija". Dialektika, pats tas žodis, išvertus iš graikų kalbos, reiškia menas ginčytis, samprotauti. Ir senovės Graikijoje tai reiškia meną atskleisti pašnekovo teiginių argumentų prieštaravimus. Dialektikos pradininku laikomas senovės graikų filosofas Heraklitas, kuris teigia, kad pasaulis ir būtis nuolat kinta per priešybių kovą. Ir anot Heraklito, gamtos pasaulis, tai yra kosmosas, tai yra tokia amžina ugnis, kuri nuolat įsiliepsnoja, užgęsta, vėl įsiliepsnoja ir taip vyksta visą laiką. Į šį kosmosą atseit nesukūrė joks dievas ir joks žmogus. Jo vystymosi šaltinis tai yra kaip tik priešybių kova. Pasaulio procesas yra toks griežtai ritmiškas, amžinas judėjimas ir vystymasis yra pagrindinė to pasaulio savybė. Iki mūsų atėjo toks laikų žinomas Heraklito dialektinis pastebėjimas, kuris skamba taip: viskas teka, viskas keičiasi ir niekas du kartus nebuvo toje pačioje upėje. Akimirksnis ir upė nebe ta pati ir jis pats nebe tas. Tarp kitko, jį vadino Heraklitu raudojančiu, kadangi pagal bendramžininko prisiminimus jam žmogiškasis likimas kėlė gailestį ir užuojautą. Jis nuolat vaikščiojo tarp žmonių liūdnų veidų ir pilnomis ašarų akimis. Tarp kitko, kitą graikų filosofą, materialistinės linijos filosofiją pradininką Demokritą atvirkščiai vadindavo Demokritu juokaujančiu, nes jam žmonių gyvenimas dėl jo beprasmybės ir buitinių rūpesčių kėlė vien tik juoką. Šis pavyzdys tai irgi toks prieštaringio dialektiško gyvenimo atspindys. Taigi, nuo Heraklito laikų iki mūsų atėjo vienas pagrindinis dialektikos dėsnis, tai priešingybių, vienybės ir kovos dėsnis, bei du pagrindiniai tokie dialektikos principai. Visų pirma, tai principas, kuris galima pavadinti visuotinio ryšio principu ir kuris reiškia, kad mūsų supančio pasaulio ryšys yra toks vientisas, jis vieningas yra, visi jo komponentai, objektai, reiškiniai, procesai tarpusavį yra susiję ir priklausomi vienas nuo kito. Ir antras principas, toks, kurį galim pavadinti visuotinio vystymosi principas, kuris savo ruožtu reiškia, kad kokybinius įvairiausių sistemų pokyčius, kurie vėlgi gali būti ir progresiniai, ir regresiniai. Dialektinis vystymasis dažniausiai vaizduojamas spiralės pavidalu, bet kaip parodo visuomeninė praktika, pagal spiralę galima ne tik kilti ir viršų, bet ir leistis ir apačią. Pastarasis atvejas net lengvesnis, nes kaip žinoma, leistis į pakalnę visada lengviau nei kilti į kalną. Degraduoti lengviau nei tobulėti.
Ir progresas, ir regresas vyksta, kaip taisyklė, palaipsniui. Galima sakyti, nepastebimai. Deja, galima staigiai tokia griūtis į prarąją ar į praeitį. Taip ir atsitiko, griūnant socializmui ir nusileidžiant vėl į kapitalizmo lygį. Tuo tarpu kilti į viršų visada tenka lėtai ir sunkiai. Kaip ir buvo vėlgi socializmo sąlygomis, kai lėtai, gan sunkiai, bet formavosi aukštesnės tokios pakopos, aukštesnio tipo visuomenė ir formavosi iš esmės toks naujas žmogus su naujais poreikiais, dvasiniais, visų pirmiausia. Bet grįžkime prie dialektikos istorijos. Po Heraklito, žinoma, apstu buvo tokių dialektinių samprotavimų, pastebėjimų ir suformuluota nemažai tokių dialektinių kategorijų ir Platono, ir Aristotelio, ir kitų filosofų darbuose. Net ir viduramžiais, kada filosofija pati įgavo tokią teologinę formą, tai ir teologų net ginčuose, pavyzdžiui, ginčuose tarp realistų bei nominalistų, galima įžvelgti ir tokius dialektinius pastebėjimus, ypač kada buvo ginčai dėl bendrybės ir atskirybės, universalijų prigimties. Bet iš esmės dialektinis toks pažinimo metodas buvo teoriškai pagristas bei praktiškai panaudotas kaip tokia mąstymo sistema tik Hėgelio ir Markso mokslinėse darbuose. Pastarojo, tai yra Markso dialektika, kaip tik tai pirmiausia buvo tokia materialistinė dialektika. Tuo jį skiriasi nuo Hėgelio objektyvaus idealizmo dialektikos. Ir Markso dialektikos pagrindinis tyrinėjimo objektas tai materialus pasaulis, bei jo nuolatiniai pokyčiai. Ir šią prasme Friedrichas Engelsas, kuris apibūdino dialektiką kaip mokslą apie tokius bendrus gamtos, visuomenės ir mąstymo vystymosi dėsnius, teigia, kad Marksas atvertė Hėgelio dialektiką nuo galvos ant kojų. Ir pertvarkant Hėgelio dialektiką, marksizmo klasikai daug ką, žinoma, iš jos tiesiog perėmė. Visų pirma, tokia triadiškumo idėja. Pas Hėgelį tai buvo tezė, antitezė ir sintezė, kaip vystymosi visuotino principas. Ir tai Marksas perėmė kaip pažintinę tokią metodiką. Iš vis skaičius 3, tai turbūt pats toks dialektiškiausias skaičius. Šia prasme net egzistuoja toks savotiškas matematinis dialektikos variantas, kurį kai kas vadina trialektika. Įvairiomis triadomis, iš esmės persmelktas juk visas mūsų pasaulis, pradedant nuo šventosios bažnytinės tos trejybės, Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Šventoji Dvasia, ir baigiant šeima, kurioje tėvas, motina ir vaikas arba vaikai sudaro šeimyninę visumą. Triados būdingos ir žmogaus egzistencijai, gimimas, gyvenimas, mirtis, ir gamtos pasauliui, siekla, augalas, vaisius, ir visatai, mikro, mego, makro materijos lygiai. Tarp kitko, Markso pateikta bendrinė kapitalo formulė, pinigai prekė, pinigai su pliusu, bei kiti jo kapitalizmo analizės ir perspektyvų įžvalgos irgi
išplaukia iš dialektinės triadiškumo metodikos. Tas pats triadiškumo principas taikomas ir Markso farmaciniai istorijos koncepcijai. Neklasinė, pirmykštinė tokia bendruomenė farmacija keičia antagonistinių klasių kovos istorinis laikotarpis, tai vergvaldinė, feodalinė bei kapitalistinė farmacijos, kurią įveikia vėlgi neklasinės komunistinės farmacijos epocha. Čia irgi taip tokia triada. Deja, visos triados pasaulyje yra susijusios viena su kita. Egzistuoja visuotinis toks įvairiausių reiškinių į procesų tarpusavio ryšys. Nėra jokių uždarų sistemų, ar tik mažiau ar daugiau izoliuotas ar atviresnis jos gali būti. Bet iš esmės viskas susieta su viskuo. Net ir žvaigždės danguje vienaip ar kitaip susieta su žmogaus gyvenimu žemėje. Ir vyksta nuolatinis toks konkrečių objektų atsiradimo ir išnykimo procesas, nėra nieko amžino, viskas laikina, viskas keičiasi, viskas įtakoja viską, kai kas kartojasi, kai kas atsiranda iš naujo. Kokia nors pabaiga, tai visada ir kažkokia pradžia, beje atvirkščiai. Tuo pačiu visi reiškiniai pasaulyje turi tokias savo sisteminės ribas, už kurių prasideda kitokių reiškinių į procesų sistemos. Ir sistemos atvirumą ir visuotinį tokį sąryšį įvairių sistemų negalima traktuoti kaip visišką beribę erdvę. Šia prasme galima sakyti, kad pasaulinė sistema susideda iš sisteminių tokių pasaulių. Kitas dialektiškas toks skaičius yra skaičius 2. Mūsų pasaulis yra toks sudvejintas. Diena, naktis, elektrono pliusas ir minusas, 2 žemės poliai, 2 lytis, 2 smegenų pusrutuliai, 2 kojos, rankos, ausys, akys ir panašiai. Vienu žodžiu, viskas paskirstyta tokiamis poromis. Ir marksizmas, tarp kitko, nagrinėja visus procesus per klasikinių filosofinių kategorijų prizmę, tarp kurių svarbiausias yra tokios dialektinės kategorijų poros kaip esmė ir reiškinys, turinys ir forma. Kaip sakydavo Marksas, jeigu esmė sutaptų su reiškiniu, tai nereikalingas būtų joks mokslas. Kita vertus, šios kategorijų šių poros yra būtent dialektiškos, tai yra susietos viena su kita. Viena be kitos neegzistuoja. Pagal Hegelį esmė visada vienaip ar kitaip pasireiškia, o reiškinys visada yra esmingas. Forma visada turininga, turinys visada vienaip ar kitaip yra įformintas. Vienas ir tas pats turinys gali egzistuoti įvairiuose formose ir atvirkščiai panašiuose formose gali būti skirtingi turiniai. Engelsas, komentuodamas Markso Kapitalą, teigia, kad giluminis ir pagrindinis kapitalizmo prieštaravimas tarp visuomeninio gamybos pobūdžio į privataus nuosavybinio pasisavinimo į paviršių įsiveržia 2 formom, 2 reiškiniais, kaip prieštaravimas tarp visos gamybos anarchijos ir jos planavimo atskiruose konkrečiuose firmose ir kaip prieštaravimas tarp darbo ir kapitalo. Žinoma, priklausomai nuo objektyvios situacijos ir laikui bėgant, tų paviršutinių formų reiškinių gali būti ir daugiau.
Na ir svarbiausias metodologinės tokios marksizmo kategorijos, perimtos iš gilios filosofinės tradicijos, irgi yra suporintos. Tai materijos ir sąmonės kategorijos, kurias marksizmas pritaikė visuomenės raidai ir suformulavo jų dialektinį bazės į antstato sąvokų analogą, pritaikytą jau visuomeniniam gyvenimui. Marksistinė tezė apie visuomeninę būtį ir visuomeninę sąmonę reikia suvokti būtent visuomeniškai. Šioje vietoje būtent reikia turėti omenyje, kad kalbama apie visuomeninius reiškinius. Konkretusgi žmogus, konkretus individas su savo sąmonė, tai pirmiausia, žinoma, aplinkybių įauklėjimo produktas. Ir kaip nustatė dabartinis mokslas, jo kai kurie asmenybiniai bruožai, temperamentas, charakteris, psichikos ypatumai ir kitka gali būti dar ir genetiškai užprogramuoti. Taip, tarp kitko, jeigu pernelik teismukiškai ir nedialektiškai suprasti materialistinį marksizmo teiginį apie visuomeninę būtį ir visuomeninę sąmonę, apie tai, kad būtis nulemia sąmonę, tai neįmanoma paaiškinti ir tokią socialinę idėjinę kai kurių žmonių, tame tarpe ir pačių marksizmo klasikų metamorfozė, kai jų perėjimas į kitos klasės ar socialinės grupės idėjinės pozicijas buvo savo laiku padarytas. Nors atrodytų, kad pagal prigimtį jiems turėtų būti lemtas visai kitoks likimas. Marksas pagal savo socialinę prigimtį ir socialinę būtį buvo miesto buržuazijos atstovas, Engelsas fabrikantas, Leninas dvarininkų palikuonis, bet visi jie gynė darbo klasės proletariato interesus. Nes jie buvo ir mokslininkai, ir revoliucionieriai, o tikras mokslininkas visada yra revoliucionierius plačiaja, tikriausiai galima pasakyti šio žodžio prasme. Dažnai marksizmas buvo kaltinamas, kad jis neįvertina atvirkštinių idėjų poveikį gyvenimui. Bet yra gerai žinomas Markso teiginys šiuo klausimu. Idėjos tampa materialinė jėga, kai tik jas įsisavina mases. Dar toliau nuėjo Engelsas, tarp kitko teigdamas, kad idealistinis požiūris apie idėjų pirmenybę žmonių gyvenimą kažkada tolimoje ateityje gali būti teisingu. Taigi ir čia galima įžvelgti tokią dialektinę priešingybių perėjimą vienos į kitą. Šioje vietoje svarbus kaip tik ir yra klausimas skirtumas tarp materialistinio, dialektinio ir idealistinio metafizinio požiūrio į gyvenimą ir pasaulį. Reikalas tas, kad iš daugumos žinomų tokių dichotomijų, materija ir sąmonė, dvasia ir būtis, žmogus ir pasaulis, sąmonė ir pasąmonė, turinys ir forma, vidus ir išorė, karas ir taika, vyras ir moteris ir taip toliau. Idealistinė metafizika kaip taisyklė teikia pirmenybę vienai pusiai, kuri dažniausiai pasirodo esanti sąmonė ir viskas, kas su ją susiję. Taigi, marksizmo teorijos ideologijos moksliškumą iš esmės galima suvesti į du pagrindinius tokius pažintinius metodologinius principus – materializmą ir dialektiką, kurie sudaro vieną sisteminę tokią visumą. Ši sisteminė visuma vadinasi materialistinė dialektika arba dialektiniu materializmu. Iš šių pozicijų dialektika tai bendroji materialaus pasaulio raidos teorija. Ir kartu šio pasaulio pažinimo teorija bei logika.
Deja, tai reiškia, kad materializmą reikia vertinti irgi dialektiškai, o dialektiką materialistiškai. Nu ir pabaigai suformuluosiu keletą tokių signalinių šios paskaitos išvadų teiginių. Pirma, dialektikos pradininku laikomas senovės graikų filosofas Heraklitas, kuris ir suformulavo teiginius apie priešingybių kovą kaip visuotino vystymosi šaltinį į varomąją jėgą. Antra, sisteminė dialektikos teorija sukūrė iš esmės Hegelis, o Marksas pertvarkė hegelišką dialektiką materialistiniais pagrindais ir panaudojo mokslinės dialektikos metodą istorijos ir kapitalizmo ekonomikos analizai. Nu ir trečia, dialektika tai vystymosi teorija. Ji pačiais bendriausiais bruožais parodo vidinį pasaulio įgyvenimo pokyčių mechanizmą. Dialektiškiausi skaičiai yra 3 ir 2. Ir vystymasis per priešingybių sąveiką vyksta triadų pavidalu bei sudvejintai suporintomis esmėmis. Taigi, tuo antrą paskaitą ir baigiu.